Labas, Matijau. Labas, Dėl ko tu atėjai į Brindžym? nes aš pagalvojau, kad man padės pagelbėti mokslus, kad aš geriau viską atsiminčiau ir daryčiau visus geričiau testus mokyklai. O kas tu norėtum būti užaugęs? Jau man sakėjai. Policininkas. O gal dainininkas? Aš lauksiu visada, taip kaip paskutinį kartą. Nusvajojau anksčiau, bet dabar nelabai, nežinau. O kaip tu galvoji, kuo yra panašus Brindžym trenerio ir policininko darbas? Gal kalbėtis daug. O treneriai ir baudas išrašinėja? Brindžymo tik taškus baudų neduoda, bet policininkai baudas duoda. O koks yra mano mėgstamiausias pratimas, kurį darom kartu? Gal mėgstamiausias kryžiukai nuliukai, nes aš jo taip nelabai mėgstu, bet visą laiką sako padarom. O aš žinau, koks tavo mėgstamiausias pratimas, tai yra atminties istorija. Taip, ir visą laiką, kai darom pratimus, Matijus sako, kada darysim istoriją. O kodėl jūs pasirinkot būtent šitą vietą dirbti, va šitoj va vietoj Brindžymo? Nes man visą laiką patiko dirbti su vaikais, labai patinka, kai jie tobulėja ir labai patinka su jumis bendrauti. Ačiū.